reikalavo iš kitų, bet ir savo kėlė labai didelius reikalavimus. Tai čia turbūt pagrindinis jo darbo metodas ir buvo. Žmogus vertybių sistema. Niekada nebuvo taip, kad tai jis baigėsi kaip režisierius, prasideda kaip žmogus. Vertybių sistema, kuris turėjo ir beprotišką intuiciją, ir labai griežtą kažkokią vidinę savo struktūrą, požiūrį į kitą žmogų, požiūrį į darbą. Pats yra sakęs, kad turi labai aišku požiūrį į sielą ir į Dievą. Niekada garsiai apie tai nekalbėjo, bet visą laiką tą labai aiškiai jausdavai. Kažkam tai reikia įsišnekėti, o nėra kam įsišnekėti. Savo, kad teatras šventykloje, teatras apsivalymo kažkoks, tai aš tai to tikrai netikiu. Kad eitų į teatrą kaip į bažnyčią, to dabar nėra. Nėra tokių spektaklių. Reikia visai kitokius spektaklius kurti. A kaip kurti, nežinau. Kai tu esi jo komandos dalimi, jis už tave kovos visom keturiom. Tu šiek tiek jausdavaisi kaip ir jo šeimos narys, nes tikrai tave saugodavo. Iš tavęs reikalaudavo, bet tave ir saugodavo. Ir turėjo tą tokią rentgeno žvilgsnį, kur tu negalėdavai jokio falšo, nei sumeluoti, nei kažko. Tai prasme, net jis niekada to nepasakydavo, neparodydavo, bet tu pajusdavai, kad tu bandai išsisukinėti. Čia Aldona, kada ten su tave, čia gerai. Gerai, tada. Jisai turėjo gal pagrindinę savybę kiekviename pačiame baisiausiame, pačiame žiauriausiame poelgyje personažo ar kažkokiai žiūrėti kažkokią šviesą. Ir turėjo savybę šviesos žiūrėti kiekvienam žmogui. Aš prisimenu, kad vykdavo kokie castingai, jis niekada neprašydavo žmonių pašokt, padainuot, bet paprašydavo papasakoti apie vaikystę, apie kažkokius prisiminimus, apie kažkokį santykį su savo miestu, savo žeme, savo vieta. Tie dalykai buvo jam labai svarbus. Kad dabar tos tėviškės nėra, kur kiekvienas akmeniukas buvo apčiupinėtas, kur kiekvienas medelis apčiupinėtas, reiškia, grastai, serbentai. Ir viskas, kiekvienas medis išlaipėtas. Kažkas atsitiko ir dvasiniai man atsitiko, reiškia. Kai ten navą nugriovė, reiškia, ir iš reikalo važiuoju, reiškia, mama aplankyk. Kiekvieną kūrinį, kokio jis besiimtų, tarp eilučių buvo parašyta dar 6-8 kūriniai. Atrasdavo tokių kažkokių tai momentų tuose pačiuose klasikiniuose kūriniuose. Tu supranti, kad tu tuos kūrinius perskaitai visiškai iš naujo, vien Nekrošiaus dėka, nes jo teatras leido atrasti tokių temų, kurių niekada gyvenime atrodo, kad ir nepastebėtum tam kūrinį. Žmonės ant žemės gyvena, kenčia ir lieka vis tie patys. Manau, kad muzika yra vienas tas stipriausių emocinių prisiminimų apie spektaklius, apie tai, kokie jie buvo. Labai norėjosi grąžinti į tas vietas, kurios buvo brangios tiek mum, tiek Eimiui, tiek jo teatrui.